Mes ateiname į šitą pasaulį vieni ir išeiname iš jo vieni. Bet kol esame čia, esame reikalingi vieni kitiems. Žmogus tarp žmonių. Žmogus ir visa jį supanti visuomenė. Tai didžiulis organizmas, kuris norime to ar ne, daro įtaką mūsų gyvenimams. Kartais jį kurianti, o kartais viską greunanti. Pagal valstybinius psichikos sveikatos centro duomenis Lietuvoje kasmet nusižudo apie 1000 žmonių. Suicidologų vertinimu kiekviena savižudybė paveikia apie 10 nusižudžiusiojo artimų žmonių. Nepriklausomos Lietuvos laikotarpiui tai reiškia apie 300 000 emociškai ir psichologiškai paveiktų žmonių. Ar toks psichologinis klimatas mums mielas? Šiandien apie vieną iš priežasčių, kodėl mūsų visuomenėje vis dar sunku kalbėti apie savižudybę šeimoje, aš kalbuosi su psichologe, visuomenės sveikatos mokslų daktare, profesore Nida Žemaitiene. Nida, tai kas yra ta savikliova ir kodėl kartais ji mums pakiša koją? Manau, kad savikliova yra labai geras dalykas, kuris padeda mums gyventi. Ji labai reikalinga. Nes tai yra mūsų stiprybės šaltinis, tai yra pasitikėjimas, kad mes galim, kad mes esam pajėgus įveikti sunkumus ir tai yra labai gerai. Tik tai galbūt tada, kai būna labai sunku, kartais ta savikliova iš tiesų pakiša koją, nes mes nepasinaudojam kitais, nepasinaudojam galimybę būti stipresni su kitų pagalba. Ir va tada tas, kad aš įveiksiu vienas, aš viską padarysiu pats, iš tiesų gali būti tiesiog per daug vienam, per daug pačiam. Iš jūsų lūpų nuskambėjo žodis pasinaudoti. O kaip jausti tą momentą ir neperlenkti lazdos, pasinaudojant ir priimant kito žmogaus pagalbą? Na, iš tiesų, man labai dažnai tenka susidurti ir konsultacijose, ir kartais iš tiesų ir šeimoje, ir namuose pati pagalvoju apie tai, kad ne visada atrodo, kad ir su artimaisiais ne visada norisi dalintis ir ypatingai sunku dalintis tuo, kas yra blogai, nes mes tarytum saugom artimuosius, saugom kitus nuo tų sunkumų, kurie mūsų užgriūna ir tai mums atrodo teisinga, bet tai nėra tiesa, dėl to, kad tas pasidalinimas su kitu didžiąja dalimi yra pasitikėjimas juo ir man visada yra labai gera, jeigu su manimi dalinasi. Ir aš manau, kad mes kiekvienas esame laisvas pasakyti, ar mes galim kažką tai padaryti dėl kito ar ne. Mes visada esame laisvi suteikti pagalbą arba jos nesuteikti. Tai tiesiog tas, kuriam pagalbos reikia, jis neturėtų prisijimti savo tokio uždavinio spręsti už kitą. Ar aš galiu kreiptis į tave, ar tu man gali padėti. Savikliova dažnai lydi tiek nusižudžiusio artimuosius, tiek bandžiusi nusižudyti žmogų. Kaip tokiam žmogui pajusti momentą, kad jam jau reikalinga pagalba? Ar tikrai apie savikliovą čia kalba? Manau, kad čia yra daugiau ne apie savikliovą, o už to slypinčią baimę. Už to slypinčią baimę atverti tai, kas labai skauda. Nes atverti skausmą tai reiškia apsinuoginti ir iš tikrųjų parodyti, koks tu silpnas esi. Tada, kai mums sunku, kai mes esam susidūrę su ta kliūtimi, su tokiu sunkumu, kuris mums atrodo neįveikiamas, mes labai dažnai stengiamės užsisklęsti, susikaupti, bandyti įveikti patys ir tas stresas ir ta įtampa užsitęsia ir jinai perauga į tokį skausmą, kurį nebeįmanoma pakelti. Ir tada jautiesi viso ko priežastimi tu pats. Jautiesi mažas, jautiesi negalintis, tavo ta problema tau atrodo tokia didelė, tavo mąstymas dėl to skausmo, kurį tu išgyveni, jisai pasikeičia,
tu pradedi vertinti viską neadekvačiai, nes kai labai stiprios emocijos ima dominuoti, nesvarbu ar jos geros ar blogos, na, mūsų kognityviniai gebėjimai arba mąstymo gebėjimai, jie silpsta dėl to, kad negali šitos dvi funkcijos veikti, na, vienodai stipriai. Žiūrėkit, kai labai stipriai įsimylit, irgi, na, nebūna mes racionalūs. Lygiai taip pat, kai mums labai skauda, mūsų mąstymas nebėra racionalus ir mes labai dažnai įstringam. Mes fiksuojamės tik tai į tą problemą, į tą sunkumą, kuris mums atrodo pats didžiausias. Ir, na, mūsų mąstymas susiaurėja ir mes pradedam matyti viską, kas sustiprina mūsų juodas mintis. Iš gyvenimo galim pririnkti visko iš savo atsiminimų, galim prisirinkti gerų dalykų, jeigu mūsų nuotaika gera, ir jeigu mums kažkas blogai, mes prisimenam viską, kas buvo bloga. Ir tada ima atrodyti, kad gyvenime nieko gero ir nebuvo, kad tavo gyvenimas yra juodas, kad sunkus, kad tavo ateitis nieko gero tau nežada, kad tu pats esi nevykėlis. Ir šitas ratas, kaip kilpa, jis vis labiau siaurėja ir įmana tikrai spausti, ir tas skausmas kažkada tampa nebepakeliamas, tu į nieką negali nukreipti pykčio, kuris yra tavyje, nes pyktis, jis, na, mes jo net pažįstam savy, bet jis yra normali, adekvati reakcija į sunkumą ir jis mūsų jėgas mobilizuoja, sutelkia mus, ir kai mes susiduriame su kliūtimi, mes visi truputėlį pikti dėl to, kad, na, reikia susitelkti ir įveikti tą sunkumą, tą problemą, kuri iškilo mūsų gyvenime. Ir jeigu ta kliūtis yra labai didelė, tas pyktis jisai nemažėja, bet tu pats traukiasi dėl to, kad tu jautiesi vis silpnesnis ir silpnesnis ir silpnesnis ir tavo pastangos vis neduoda rezultatų. Ir tada tas skausmas tampa toks nepakeliamas, kad pradedi ieškoti kitokių būdų išvengti skausmo ir ateina minčių, kad gal nebūčiau ir nejausčiau, neegzistuotų pasaulis, kuriame aš gyvenu, tampa nebemielas ir juodas, o fantazijos, kai aš išeisiu, jos tampa vis saldesnės ir patrauklesnės ir tai ima atrodyti sprendimu. Ir šitie dalykai, jie jau nebėra sveiko racionalaus mąstymo dalykai, tai yra labai stipraus emocinio poveikio rezultatas. Ir tokiu atveju iš tikrųjų mes esam truputėlį neadekvatus tam, ką mes galime ir ko ne. Tai čia jau tikriausiai ne apie savikliovą kalbą, aš manyčiau. Čia kalba yra apie skausmą, kurio tu negali pakelti, apie baimę tą skausmą parodyti. Lietuvoje buvo atliktas tyrimas, kurio metu išryškėjo 3 esminės vengimo kalbėtis apie savo patirtis su aplinkiniais priežastys. Savikliova, nepasitikėjimas aplinkiniais ir tai, jog savižudiškas elgesys yra laikomas neigiama socialinė žyme. Galbūt atėjo laikas mažinti tylą, mažinti šiuos skaičius, atidaryti visus vidinius langus ir paleisti pavėjui destruktyvius jausmus. Sustokime. Dabar yra laikas mums visiems kalbėti ir kalbėtis apie tai. Nes tai reikštų, kad tu parodysi, kad esi silpnas. Bet aš manau, kad didžiausia stiprybė ir yra tame, kad jeigu tu dar sugebi paprašyti pagalbos ir jeigu tu sugebi suvokti ir ieškoti pagalbos sau, kai to reikia, tai yra pati didžiausia stiprybė, nes pagalbos ieškoti nelengva. Visiems mums sunku yra tą daryti. Jūsų paminėtos 2 emocijos išties labai sudėtingos ir destruktyvios – baimė ir pyktis. Kaip žmogui jas ekologiškai išreikšti? Labai geras žodis išreikšti, dėl to, kad labai dažnai šitos emocijos mus pradeda ardyti, nes jos nebūna išreikštos. Mes neturime joms žodžių, mes nemokame to išsakyti, mes nemokame to parodyti, mes nemokame to galų gale ir atpažinti. Ir būdų, kaip tą padaryti, yra labai daug. Vienas iš jų yra kalbėjimas ir nebijojimas kalbėti. Tačiau tam, kad tu galėtum kalbėti, tu turi būti išmokytas kalbėti. Tu turi išmokti kalbėti apie jausmus ir išmokti kalbėti, pradėti mokytis kalbėti. Reikia nuo vaikystės. Ir jeigu taip pagalvotume apie mūsų kultūrą ir apie mūsų kultūrinės tradicijas, tai aš manau, čia labai daug yra tokių dalykų, kurie jau labai anksti uždaro kelią kalbėjimui apie tai, ką tu jauti. O kokie tie dalykai, kurie uždaro tą kelią?
Ypatingai tai, kad kaip mes auklėjam vaikus, na, tarkim, berniukas ir mergaitė auga šeimoje, ar ne? Ir jeigu vienas ar kitas nuvirto, nusibrozdino kelius ir verkia neskauda, tai mergaitę paprastai paguodžiam, leidžiam paverkti, papučiam, o berniukui sakom, pakentėk, tugi vyras, vyrai pas mus neverkia, vyrai turi būti stiprus. Bet ar vyrai nejaučia? Jie jaučia lygiai taip pat. Ir tas berniukas jaučia lygiai taip pat. Paskui jau darželyje, jeigu jis jautresnis, jau jo bendramžiai pradeda šaipytis, jeigu jis rodo jausmus. Paauglystėje tai tampa iš viso didžiulė problema ir taip užauga vyras neturėdamas žodžių jausmams išreikšti. Jis juos išsako konsultacijose, labai dažnai būna, tenka konsultuoti vyrus, kurie turi sunkių išgyvenimų, jie pasakoja apie tai, kad va čia kažkas spaudžia, slegia, dusina, bet kas tai yra? Ar tai yra pyktis, ar tai yra liūdesys, ar tai yra nerimas. Jie to net neatpažįsta, bet tai yra blogai. Žmogus jaučia, kad tai yra blogai ir ieško sprendimo. Vyrai labai gaila, bet dažnai sprendimo ieško naudodami alkoholį, bandydami pabėgti nuo jausmų, dėl to, kad kitokių būdų neranda juos išsakyti. Tai vienas iš būdų yra sakymas ir leidimas ir priėmimas jausmų. Parodimas, ką tu jauti, nebijojimas pasakyti, nebijojimas apkabinti. Man atrodo, labai neteisinga sieti su lytimi meilę, švelnumą. Tarytum vyrai neturėtų rodyti švelnumo, tarytum jie neturėtų rodyti jausmų. Juk nėra taip. Juk jausmai tai yra labai reikalingas mums visiems dalykas. Per jausmą vaikas pažįsta pasaulį. Jie visada klausia, o kodėl, o kas čia, o kaip, pasakoja, ką jaučia. Tai aš manau, kad jeigu suaugę žmonės puoselėtų šituos dalykus ir savyje, ir vaikuose, mums būtų daug lengviau tą daryti. Be abejonės yra būdų ir kitų. Galima prabėgti krosą, galima pasportuoti, galima pasivaikščioti gražiame ore, gamtoje ir atstatyti pusiausvyrą įvairiausiais būdais. Bet kartais tiesiog reikia kito, su kuriuo tu gali pasišnekėti, kuriam tu gali atsiverti, kuriuo tu gali pasitikėti. Ir ta pagalba dažniausia tai nėra patarimas. Tai yra tiesiog galimybė išsisakyti. Žmogus išsisako ir sprendimus randa pats. Jis pats geriausiai žino, ko jam reikia ir kokius sprendimus priimti. Nida, jūs prakalbote apie auklėjimo svarbą šeimoje. Kaip iš tikrųjų tėvams pasiruošti, kaip jiems surinkti žinių ir gebėti užauginti vaikus, kurie gali išreikšti savo jausmus ir atpažinti juos? Iš tiesų, tradicija mus mokė, kad už vieną muštą ten 5 nemuštus duoda, lenkti medį, kol jaunas. Ir tame požiūrėje į auklėjimą mūsų kultūroje yra daug to tokio pripažinimo smurto, kad tai yra teisinga, kad turi paklusti, kad turi, be abejonės, kad turi gerbti tėvus, bet pagarba ir prievarta jie nesuderinami dalykai. Ir pagarba gimsta ne iš prievartos. O dėl žinių, aš manau, kad svarbesnis dalykas yra norėti tų žinių turėti. Ir šiandien tikrai jokia ne problema yra rasti reikiamą knygą ir rasti specialistus, galų gale pasitarti. Man labai patinka, kai ateina jauni žmonės tartis dėl vaikų auklėjimo ir kartais tos problemos atrodo tokios menkos, tokios nedidelės, bet tai labiausiai džiugina, kad reaguojama tada, kai dar yra tik tai pati pradžia. Tikrai nelaikas kreiptis į specialistus tada, kai jau beveik nieko nebegalima padaryti, kai jau santykiai yra tėvų ir vaikų nutrūkę ir atšalę ir juos atkurti yra nepaprastai sunku. Tai va tie auklėjimo tokie klausimai, jie natūralūs, jie kiekvienam iš tėvų kils, jie kyla man, jie kils visiems. Ir svarbiausia ieškoti atsakymų, svarbiausia nepaliauti to daryti. Labai dažnai mes bijom įvairių dalykų. Bijom, kad jeigu rodysi meilę, tai išlepinsi. Jeigu žmonai būsi švelnus, man teko neseniai konsultuoti vieną klientą, jeigu žmonai būsi švelnus, tai jinai tada
pasijus namuose kažkokia tai šeimininkė ir nevaldoma. Atrodo, kad mes visi turime kažką valdyti, bet taip neturim. Mes turime tiesiog gerai gyventi su žmonėmis, kuriuos mes mylim. Ir nebijoti dalintis jausmais, nebijoti dalintis sunkumais, nes kas labiausia suartina? Suartina ne džiaugsmai. Suartina sunkumai, kuriuos praeini kartu remdamasis vienas į kitą. Tai jeigu turi tokį petį, jeigu turi tokį žmogų, tai ir yra didžiausia tavo stiprybė. Ir nebūtinai tie žmonės turi būti, patys artimiausi. Kartais toks žmogus gali būti tiesiog sutiktas, pakeleivis gatvėje, žmogus, kurį tu galbūt sutikai vieną kartą gyvenime, bet tu galėjai jam atverti dušę ir išsisakyti, ko tau labiausiai reikia. Tai mokyti kalbėti ir leisti kalbėti. Ir su vaikais reikia kalbėti daug. Ir tikriausia, aš sakyčiau, reikia labai daug mokytis iš vaikų, mokytis, kaip jie gyvena, mokytis džiaugtis, mokytis nebijoti būti kvailu ir nežinoti ir klausti, turėti atsakymus, tegu ne mokslų pagristus, bet kažkokius tai tavo atsakymus, taip kaip tu supranti pasaulį, ir džiaugtis. Nes man atrodo, kad mes gyvename tam, kad galėtume džiaugtis, kad būtume laimingi. Tada mes mokomės, tada mes patiriam, tada mums įdomu, tada mums gera, tada mes norim dalintis. Ir aš nežinau, net ir, man atrodo, ir mūsų tikėjime, katalikiškoje religijoje yra, pasakyta, mylėk savo artimą kaip pats save. Ir mes išgirstam tarytum, kad artimą tik tai reikia mylėti. Bet juk ten tokia didelė išmintis yra paslėpta, kad kito tikriausiai nesugebėsi taip mylėti kaip save. Tai būdas būti geresniu kitiems yra būti labai geru savo, mylėti save, tada tu būsi geras kitiems. Ir daug yra dalykų, kuriuos galbūt mes taip paviršutiniškai suprantam, kartais neįsigilinam, neklausiam kodėl. Labai dažnai būna, kad žmonės, kurie ateina slėgiami kažkokių išgyvenimų, sunkumų, jie turi labai daug tokių klaidingų įsitikinimų. Net neklausia, neužduoda klausimo savo, ar iš tikrųjų tai yra tiesa. Pavyzdžiui, sako, niekas manęs nemyli, visiems aš esu atsibodęs ir negeras, niekada nebebus kitaip. Bet, ar tai yra tiesa? Kas yra tie visi? Kas yra tie visi? Kai pradedi galvoti, tokių nėra. Pasirodo, galbūt vienas kitas žmogus, su kuriuo tavo santykiai pašlijo, bet tai toli gražu nėra visi. Ir pasaulis yra pilnas žmonių, kurie nori dalintis gerumu. Tai, man atrodo, reikia nebijoti to naudotis. Bet taip, tai rizikinga, reikia atsiverti. Reikia nebijoti, išdrįsti, nes gyvenimo sunkumus, kiek rodo mano patirtis, kiek rodo mano supratimas, lengviausia įveikia tie, kurie išdrįsta būti savimi ir išdrįsta būti silpni. Išdrįsta pasakyti, kad aš esu silpnas, bet jūs man parodykit tą, kuris silpnas nebuvo. Kas nebūna silpnas? Aš taip pat būnu silpna ir aš manau, ir jūs būnat silpna ir mes visi būnam silpni ir mes visi kartais nubraukiam ir ašarą, bet taip yra, tą reikia pripažinti. Mes esam žmonės, mes esam tokie. Kartais ta baimė ir nenoras dalintis, mano galva, kyla dėl to, kad mes nenorime liūdinti ar skaudinti mums labai brangių žmonių. Ir iš tikrųjų pasiryžtame susitvarkyti patys, o kai jau būsime sėkmingi, tada pasidalinsime. Bet ar tokiu būdu mes neapvagiame ir savęs, ir tų kitų žmonių, atimdami iš jų galimybę padėti mums, o patys pasirinkdami tylę kančią? Visiškai sutinku su tuo, nes artimieji, jie nori žinoti ir pasidalinimas tai yra pasitikėjimas. Dalinimasis skausmu, kaip jau sakiau, arba sunkumais, tai yra didžiulio pasitikėjimo ženklas, juk ne su kiekvienu gali. Ir tu visada renkiesi. Ir jeigu tu nepasirenki nei vieną iš savo artimų, tai parodai, kad kai tau blogiausia, kai tau sunkiausia, tu nori nusišalinti arba tiesiog nepasitikė jais. Todėl aš manau, kad reikia rizikuoti. Tai, kad tai gali išgąsdinti, taip, tai gali išgąsdinti, bet dviese jau galima sugalvoti kažką geresnio.
ir nereikia bijoti kreiptis ir profesionalios pagalbos. Labai dažnai tenka susidurti su tokiomis nuostatomis, kad tai psichologinė, man dar psichologo, ačiū Dievui, nereikia, aš dar iki to nepriejau. O iki ko čia reikia prieiti? Juk psichologas tai yra patarėjas, specialistas, kurio naudojasi sveiki žmonės tam, kad sėkmingiau gyventų. Tai nereikėtų to bijoti dėl to, kad tai nėra kažkas tai tokio stigmatizuoto labai, nors mūsų visuomenėje tų stigmų labai daug dar ir labai dažnai žmonės tiesiog paniškai bijo, nes galvoja, kad jeigu aš jau kreipsiuosi pagalbos, tai yra kažkas tai blogo labai su manimi, kažkas tai negero labai su manimi. Psichologams, pavyzdžiui, yra privaloma su kolegomis konsultuotis nuolat. Dėl to, kad kalbėdami apie kitus sunkumus, jie didelę dalimi juos ir perima į save ir todėl norėdami išlikti psichologiškai sveikais ir stabiliais, jie turi tą daryti. Tai yra jau ir į profesijos reikalavimus įrašyta, juo labiau ir visi kiti. Tai nėra kažkas tai tokio, bet mūsų visuomenėje tokio psichologinio mažaraštiškumo labai daug. Mes geriau dvasias vaikome, kažkaip tai užsisklendžiame, nusišaliname, bet tuo, kas įrodyta, kas yra patikima, kas iš tikrųjų gali būti veiksminga, nepasinaudojam. Labai dažnai reikia labai nedaug. Tiesiog kartais užtenka 1-2 pokalbių ir žmogus atranda savo reikalingiausius atsakymus. Nes, kaip jau sakiau, kai tu esi labai susikoncentravęs į savo skausmą, tu tiesiog nematai kitų alternatyvų, tu nesugebi jų atrasti. Tai psichologas padeda tau pamatyti ir kitokių sprendimų galimybės ir kartu, pasižiūrėję, kągi čia galima padaryti, žmogus dažniausiai randa tuos atsakymus, kurių jam reikia. Tai nėra visiškai nieko blogo. Tie, kurie išdrįsta, paprastai kartoja. Sunkiausia yra pirmą kartą, ko gero, peržengti tas duris. Kokie galėtų būti ženklai, kad dabar yra tas momentas, kai man jau reikalinga pagalba? Manau, vienas iš pagrindinių dalykų yra tai, ar aš gyvenu taip, kaip aš norėčiau gyventi. Ir jeigu kurį laiką mano gyvenimas yra visiškai kitoks, negu aš norėčiau, jau verta šnekėtis. Verta šnekėtis, nes verta kažką daryti. Kaip jau sakiau, kiekvienas iš mūsų turim stengtis gyventi ir būti laimingi. Bent aš taip galvoju. Kitas dalykas, kaip ir sakiau, tos mintis, ties kuriomis užstringi. Ir jos pradeda nuolat suktis ir suktis galvoje. Ir tos mintis dažnai būna negatyvios. Dažnai tai būna, kad, aš nieko nevertas, geriau nebus, išeities nėra, niekam aš nereikalingas, niekas manęs nebemyli ir jos ima suktis ir suktis ir suktis ratu ir neberandi išeities, tai reiškia įstrigai. Jeigu įstrigai, tai reiškia reikia ieškoti kažkokio tai sprendimo, laužti kažkaip tą užburtą ratą, kuris užsivedė. Tos mintis, kurios mūsų galvoje sukasi, jas verta karts nuo karto prakratyti ir prarevizuoti, pažiūrėti, kasgi ten yra galvoje ir ar iš tikrųjų yra taip, kaip kad aš linkęs esu galvoti. Ir kai mes pradedam uždavinėti šitą klausimą savo, ar iš tikrųjų yra taip, ar iš tikrųjų tai yra pagrįsta, kaip dažnai žmonės, tarkim, sergantys sunkia liga, sako, kas manęs laukia? Manęs laukia tik tai skausmas ir nieko daugiau. Bet ar iš tikrųjų yra taip? Nes daugelis žmonių sergantis įvairiom pačiom sunkiausiom lygom nebūtinai jaučia skausmą. Gali to skausmo ir nebūti, bet mes turim kažkokį išankstinį nusistatymą, išankstinę nuostatą, išankstinį lūkestį, kad bus būtent taip. Tai vienas dalykas, aš skaitau, kad kada yra ta neracionali arba neteisinga arba klaidinga mintis arba įsitikinimas. Jeigu tai ir visada reikėtų paklausti, ar tai yra tikrai pagrįsta, ar aš turiu daug įrodymų ir galiu patvirtinti, kad iš tikrųjų taip yra. Kitas klausimas, ar ta mintis padeda man gyventi. Jeigu jinai nepadeda, jeigu jinai yra nepakankamai pagrįsta, jeigu dėl to nėra geriau nei man, nei kitiems, o jeigu man yra blogai, mano artimiesiems taip pat yra blogai, nes mes visi esame susiję emociniais saitais, tai tada akivaizdu, kad tą mintį reikia keisti.
nes jinai yra neracionali. Jeigu pačiam išeina susiregistruoti ir pagalvoti ir rasti racionalesnės, protingesnės mintis ir protingesnius, geresnius paaiškinimus, nuo kurių geriau jaučiuosi, tai tada gerai, bet kartais būna tą sunku padaryti. Gali pasitarti tada su kitu, gali pasikonsultuoti, yra tų galimybių rasti pagalbą. Tai aš manau vienas iš tokių, o kai jau labai stipriai įstringi, kai iš tikrųjų skausmas pasidaro labai didelis, tada reikia atsiminti, kad taip labai dažnai ir ypatingai vyrai mes stengiamės atsitolinti nuo kitų, nes mes jaučiamės sužeisti, mes stengiamės pasislėpti, mes nebeturime jėgų eiti į kitus, mes nebeturime jėgų atsiverti. Ir tada labai svarbus tie žmonės, kurie yra aplink, kurie pamato, kaip tau yra blogai, pamato, kad tu pasikeitei, pamato, kad pasikeitė tavo elgesys, kad sutriko tavo savijauta emocinė ir tada ateina į pagalbą. Tai aš manau, kad čia iš abiejų pusių tas judėjimas turi būti. Ir mes turėtume būti jautrūs tiek savo, tiek kitų jausmams. Jie yra labai svarbus, jie yra labai reikalingi. Aš manau, kad gyvenimą gražų daro jausmai. Protas jis labai reikalingas gyvenimui tvarkingam, racionaliam, sudėliotam, bet jausmai reikalingi gyvenimui spalvotam. Todėl reikia nebijoti juos rodyti, jausti, dalintis ir dalintis viskuo. Dalintis blogais dalykais taip pat, nes nėra blogų dalykų. Yra tik tai dalykai, kurie yra sunkus tuo momentu vienam, bet visiems kitiem jie gali pasirodyti visai nesunkus. Ir pasikalbėjęs su kitais tu gali rasti daug įvairiausių alternatyvų, kaip tą problemą išspręsti. Visi mes turim gyvenimo patirties ir galim ją dalintis, nebūtinai kartais ir specialistų reikia. Bet ir į specialistus nereikėtų žiūrėti taip, kad tai yra kažkas tai tokio kaip nuosprendis. Nei tas psichiatras yra nuosprendis, nei tas psichologas yra nuosprendis. Ir jeigu kažkuriam gyvenimo etape tau reikėjo psichoterapijos, tai yra normalu. Gali būti, kad tu užsilaukiai labai stipriai arba tikrai priežastys buvo rimtos ir tau reikėjo šiek tiek medikamentinio gydymo. Gali tai būti, bet tai irgi yra normalu. Tai nereikėtų įstrigti. Nida, ko palinkėtumėte žmogui, kuriam pats metas paminti savikliovą ir priimti kito pagalbą? Apgalvoti viską, kaip tu tos pagalbos ieškosi. Jeigu baisu vienam, eik su tuo, su kuriuo nebaisu. Antras visada sustiprina labai smarkiai, netgi jeigu jis nieko nedaro, tiesiog būna šalia, tu jau jautiesi daug geriau. Tai pasikviesti kažką tai į pagalbą, kad palydėtų, susitikti su psichologu, galų gale pamatyti jį, pasižiūrėti, pasitarti su kitais ir išdrįsti praverti tas duris, nes, patikėkit, aš dirbu seniai ir nei karto nebuvo, kad žmogus, kuris peržengė kabineto duris, paskui išsigandęs pabėgo. Visi ateina ir mes dažnai užsišnekam ir kartais net ir laikas bėga visiškai nejuntamai. Ir tai yra kiekvienos konsultacijos metu. Specialistai tikrai padės jums rasti tą būdą, kaip nusiraminti. Ir niekas ten jūsų, labai dažnai žmonės galvoja, o viešpatie, kai nueisiu, ką aš ten pasakysiu. Nereikia to galvoti. Ateisi ir apie kažką kalba bus. Ir tikriausiai ta kalba pasisuksi tuos dalykus, kurie tau svarbus. Tiesiog nereikia jokios įtampos. Reikia tą pamatyti. Smalsumo dėliai, kai nesunku, reikia išbandyti. Galima juk asmeninio augimo uždavinį savo išsikelti, norėti išmokti kažką ir tartis dėl to. Tai nebūtinai apie sunkumus kalbėtis. Aš manau, reikia prisipratinti save prie šitos profesijos žmonių ir tada, kai sunku, bus lengviau. Čia ir dabar paklauskime savęs. Ar aš gyvenu taip, kaip norėčiau? Galbūt jau kuris laikas esu įstrigęs savo mintyse. Gal pats metas kažką keisti? Meilės ir švelnumo norime kiekvienas. Baimė apsinuoginti ir parodyti kitam savo silpnumą veda mus į užsisklendimą. Bet juk stiprūs esame ne tada, kai užsisklendžiame, o tada, kai galime pripažinti savo ir kitiems, jog pagalba reikalinga. Tad mokykimės atpažinti savo patiriamus jausmus, mokykimės kalbėti ir kalbėtis apie tai, kaip jaučiamės ir ką jaučiame. Norėkime sužinoti ir ieškokime atsakymų, mylėkime. Būkime jautrus savo ir kitų jausmams.
Juk būtent jie, kaip Nida sakė, mūsų gyvenimą daro spalvotą.